Mes ateiname į šitą pasaulį vieni ir išeiname iš jo vieni, bet kol esame čia, esame reikalingi vieni kitiems. Žmogus tarp žmonių. Žmogus ir visa jį supanti visuomenė. Tai didžiulis organizmas, kuris norime to ar ne, daro įtaką mūsų gyvenimams. Kartais jį kurianti, o kartais viską greunanti. Pagal valstybinius psichikos sveikatos centro duomenis Lietuvoje kasmet nusižudo apie 1000 žmonių. Suicidologų vertinimu kiekviena savižudybė paveikia apie 10 nusižudžiusiojo artimų žmonių. Nepriklausomos Lietuvos laikotarpiui tai reiškia apie 300 000 emociškai ir psichologiškai paveiktų žmonių. Ar toks psichologinis klimatas mums mielas? Šį nuostabų rytą aš kalbuosi su Vilniaus universiteto klinikinės ir organizacinės psichologijos lektoriumi, psichologu Pauliumi Skruibiu. Ir mes pabandysime trumpam su juo šį rytą sustoti ir pasikalbėti apie vieną iš priežasčių, kodėl mūsų visuomenėje vis dar sunku kalbėti apie savižudybę šeimoje. Dauguma artimųjų slepia faktą, kad šeimoje įvyko savižudybė. Pauliau, iš kur mes tokie slapukai? Yra, manau, bent dvi priežastys, jos tarpusavėje susijusios. Viena, kad iš tikrųjų netektis artimo žmogaus, ypač savižudybė, yra labai jautrus dalykas. Ir tada artimiesiam yra labai jautru, kaip kiti reaguos. Yra baisu, kad gali nesuprasti, pasmerkti, atrodo, kad čia kažkas tai yra gėdingo. Tai čia iš vienos pusės, iš artimųjų pusės. Iš kitos pusės, kitiems žmonėms tai visiškai nepažįstama teritorija. Vis dėlto savižudybė yra labai retas dalykas. Net jeigu ir mūsų šalyje yra daug savižudybių, vis tiek tai nėra kasdieninis reiškinys. Ir kitiems žmonėms yra tiesiog neaišku, tai kaip čia reaguoti, ką sakyti, ar klausti, ar neklausti, kaip tas žmogus jaučiasi. Mes iš tikrųjų dažniausiai dauguma iš mūsų neturim jokio supratimo, kaip jaučiasi tas žmogus, kuris nusižudo, kaip jam yra blogai. Ir mums turbūt ne visą laiką pavyksta įsivaizduoti, o kaip jaučiasi artimieji, kurie yra šalia. Ir tada iš dviejų pusių yra, iš vienos pusės yra labai jautru, iš kitos pusės irgi yra jautru, nes neaišku, kaip būti, ką sakyti, ko nesakyti, o kartais iš tos kitos pusės ir to jautrumo pritrūksta. Tai vadinasi, kad mes tarsi atsiduriame tarp dviejų pusių, kada yra žmonės, kurie su tuo susidūrė ir yra ta likusi visuomenės dalis, kuri niekada su tuo nesusidūrė ir galbūt niekada nesusidurs. Ir atsiranda tas savotiškas nesusikalbėjimas ir galbūt mes net negalime pykti, jeigu mūsų visuomenėje yra stigmatizuojantis požiūris į savižudybę, dėl to, kad tie žmonės, jie negali suprasti. Iš tikrųjų, daug žmonių nėra susidūrę taip artimai. Mes visi turbūt turim draugų, pažįstamų, giminių, kurie yra nusižudę, bet yra vis dėlto skirtumas, kai nusižudo labai labai artimas žmogus, tėtis, mama, labai geras draugas, vyras, žmona, tai yra vis tiek kitaip negu kad ir artimas žmogus, bet tai nėra pats artimiausias žmogus. Ir tokios patirties paties artimiausio žmogaus tikrai yra žymiai mažiau žmonių, kurie yra susidūrę. Ir iš to ir atsiranda to nesusikalbėjimo, nes nežinai, kaip yra tuo metu. Lietuvoje buvo atliktas tyrimas, kurio metu išryškėjo 3 esminės vengimo kalbėtis apie savo patirtis su aplinkiniais priežastys. Savikliova, nepasitikėjimas aplinkiniais ir tai, jog savižudiškas elgesys yra laikomas neigiama socialinė žyme. Galbūt atėjo laikas mažinti tylą, mažinti šiuos skaičius, atidaryti visus vidinius langus ir paleisti pavėjui destruktyvius jausmus. Sustokime. Dabar yra laikas mums visiems kalbėti ir kalbėtis apie tai. Kaip mums susikalbėti? Kaip nebijoti prieiti vieniems prie kitų, kaip pavyzdžiui, man nebijoti pasakyti, kaip aš jaučiuosi, o kitam nebijoti to priimti. Aš pradėčiau nuo tų, kurie yra aplinkui, nes vis dėlto jiem yra lengviau šitoj situacijoje.
Tai vienas dalykas, gal aš pradėčiau nuo to, ko nereikėtų daryti. Tai nereikėtų, man atrodo, įsivaizduoti, kad kažką tai žinai. Įsivaizduoti, kad žinai, kaip jaučiasi tas žmogus, įsivaizduoti priežastis, dėl ko nusižudė jo artimasis. Iš čia daug kyla tokių nesupratimo dėl to, kad mes įsivaizduojam, kad žinom, kaip yra. Jis nusižudė dėl to ir dėl to. Jisai jaučiasi taip ir taip, kaltinimas apskritai viską labai apsunkina. Tai tiesiog, man atrodo, labai svarbi tokia nežinojimo būsena, kad aš palaikyti ir padėti galėsiu geriausiai tuomet, kai aš turėsiu omeny, kad aš nieko nesuprantu ir nieko nežinau. Ir tas žmogus man galės pasakyti, kas jam svarbu, paaiškinti, kaip jisai jaučiasi, galbūt pasidalinti, kas čia atsitiko, kaip čianai buvo, ir aš tada tikrai daugiau suprasiu. Bet kai aš įsivaizduoju, kad aš viską žinau, iš čia atsiranda nesupratimas, nes aš tada šoku prie kažkokių tai išvadų, supaprastinimų, stereotipų, savo išankstinių įsivaizdavimų, kurie labai dažnai yra tai, kas skaudina. Tai kaip mums tą pakeisti? Kuo daugiau žmonės supras, dėl ko apskritai vyksta savižudybės, kad tai nėra kažkoks, dažniausiai tai nėra kažkoks racionalus pasirinkimas, kur žmogus tiesiog sėdi, sudeda pliusus ir minusus, pagalvoja, kad neverta gyventi ir nusižudo, kad jisai iš tikrųjų išgyvena labai didžiulį skausmą, kad tame yra labai daug desperacijos, kad dažniausiai savižudybė yra toksai žingsnis iš nevilties, kai atrodo, kad daugiau nėra kitos išeities. Ir nesvarbu, kad aplinkiniam, kuriem taip tuo metu nėra tokios didelės kančios, atrodo, kad yra daug variantų ir tą galima daryti, ir ten kreiptis, bet tuo metu tas žmogus, jisai jaučiasi visiškai kitaip. Tai lygiai taip pat, kai pas mus atsiras daugiau supratimo ir ką išgyvena žmonės, kurie yra aplinkui, kurie yra po savižudybės, tada irgi to supratimo padaugės. Ir man atrodo labai svarbu, kai jūs, Jurgita, pradėjote apie tai kalbėti, kai kurie anoniminiai komentatoriai sakė, kad o tai kam čia kalbėti, o kam čia jinai dabar apie tai kalba. Tai tam ir reikia, kad o kaip ta patirtis pasidarys kažkokia labiau pažįstama, labiau suprantama daugeliu žmonių, kai jie iš jūsų išgirdo, kas tai yra per patirtis, kaip žmogus tuo metu jaučiasi. Daugeliu žmonių būtent tada gali atsirasti daugiau supratimo, daugiau atjautos, tai kas vyksta su tuo žmogum, kuris išgyvena tokią netektį. Kaip jums atrodo, ar yra reali grėsmė, pavojus, reaguojant į neigiamą visuomenės požiūrį? Juk kas yra mano, tas yra mano, o kas yra tavo, tas yra tavo. Ir mes galime į tai reaguoti arba galime nuo to atsiriboti. Aš manau, kad yra realus pavojus. Iš tikrųjų, kaip kalbam, kartais trūksta tiesiog supratimo, kaip tas žmogus jaučiasi, bet kartais žmonės taip, sakyčiau, nejautriai pradeda reaguoti, būtent įsivaizduodami, kad jie čia žino, kas čia teisus, kas čia neteisus, kaip čia kas jaučiasi, kas dėl ko atsitiko, pradeda kaltinti, pradeda aiškinti. Ir tai iš tikrųjų gali labai stipriai skaudinti žmogus, kuris po tokios netekties yra labai jautrus, jis viską žiūri žymiai labiau sujautrintai ir jeigu jisai susiduria su tokiu nesuprantančiu, smerkiančiu, kaltinančiu požiūriu, tai taip, ta prasme, tai yra realus pavojus, tai yra tikrai kažkas tai, kas gali neatsargi replika, neatsargus kažkoks tai sureagavimas gali tikrai uždaryti tą žmogų dar labiau. Ir ne tik apie kaltinimą kalbu. Pavyzdžiui, kartais tai yra tokia replika, kuri atrodo, sakančiam žmogui, atrodo, kad jis daro gerą dalyką. Jis sako, pažiūrėk, praėjo jau 3 savaitės, kiek tu gali verkti, kiek tu gali dėl to išgyventi. Žiūrėk į priekį, gyvenimas nesibaigia. Ir tuo būdu jisai pasako žodžius, kur jisai visiškai nesupranta, kas su tuo žmogum vyksta. 3 savaitės yra absoliučiai nieko. Tai yra pati pradžia gedėjimo. Tam greičiausiai, jeigu tai yra labai artimas žmogus, kurio jis neteko, tai bus ne 3 savaitės, ne 3 mėnesiai, galbūt dar daugiau laiko. Yra sakoma, nebandyk pakeisti kito žmogaus, bet keisk save.
Ar yra realūs būdai išgyvenusiems artimo žmogaus savižudybę arba tiems, kurie turėjo suicidiškų minčių arba bandė nusižudyti, kažkaip atsiriboti nuo neigiamo visuomenės požiūrio? Man atrodo, kad taip, labai svarbu atsirinkti, su kuo kalbėti ir pasakyti, kaip jaučiuosi, kaip man yra ir su kuo nekalbėti. Ir neskubėti apibendrinti. Jeigu kažkas tai sureagavo nejautriai, nesupratingai, tai nereiškia, kad visi taip sureaguos. Ir man atrodo, iš čia gali atsirasti toks viena kažkokia tai neatsargi replika, reakcija, gali uždaryti žmogų, kad nėra tokių, kurie gali mane suprasti. Tai man atrodo, čia tas svarbu labai atsirinkti. Su vienais verta kalbėti, su kitais galbūt neverta kalbėti. Ir dar pasikartosiu, kad čia iš patirties nusižudžiusių artimųjų grupių kartais aš matau, kad kai žmonės išdrįsta, patys tampa drąsesni ir pasako, ne, tai, ką tu darai, man nepadeda. Tai, kai tu man sakai, kad aš dabar jau turėčiau susimti, man dar nelaikas dabar susimti, man dar praėjo per mažai laiko. Žinok, aš noriu apie tai kalbėti. Gal tau ir nedrąsu, baisu mane išgirsti, bet aš noriu apie tai kalbėti. Arba ne, dabar nėra tas laikas man kalbėti, tu man geriau padėk, nežinau, namus susitvarkyti ir pabūk šalia ir tai man bus didžiausia pagalba. Kai man norėsis kalbėti, aš tada pradėsiu kalbėti. Ir man atrodo, tai labai, labai svarbu įsiklausyti tiem, kurie yra aplinkui, nes tai nėra toksai statiškas procesas, kad arba žmogus nori kalbėti, arba žmogus nenori kalbėti. Vienu metu visiškai nesinori kalbėti, reikia, kad tik tai kažkas tai pabūtų šalia, arba iš vis nebūtų šalia, bet tai nereiškia, kad amžinai nebūtų šalia, niekada nebeateitų, nepasiklaustų, kaip tu laikaisi, kaip tau yra. Kitų momentų būtent norisi kalbėti apie tai. Tai man atrodo, tai, ką gali padaryti tas žmogus, kuris tai išgyvena, tiesiog nebijoti pasakyti, ko jam reikia, kas padeda, kas nepadeda. Vadinasi, tai kitai visuomenės daliai tiesiog nebijoti paklausti tokio žmogaus ir nebijoti susidurti su kenčiančio žmogaus rūpesčiais? Taip, man atrodo, tokia nežinojimo nuostata čia labai pasiteisina. Viena iš tokių man labiausiai įstrigusių istorijų, kai viena moteris po jos vyro savižudybės pasakojo, kad jų šeimos draugas tiesiog užsuko pas ją į svečius ir sako, žinai, aš jau tiek daug laiko galvoju, kaip čia dabar, ką tau pasakyti, kokiais žodžiais pradėti pokalbį ir visiškai nežinau. Ir sako, pagalvojau, tiesiog užeisiu ir pasakysiu, kad noriu, bet nežinau, nuo ko čia pradėti, nežinau, ką pasakyti, kaip pasakyti. Ir čia ir buvo pokalbio pradžia. Ir jinai buvo labai dėkinga, kad jisai būtent taip nuoširdžiai, neapsimesdamas, kad viską žino, kad arba nepasitraukdamas ir dėl to, kad nežino, nuo ko pradėti kalbėti, apskritai aplenkdamas ją ir nekalbėdamas. Tai tokia nežinojimo nuostata, man atrodo, labai yra geresnė negu įsivaizdavimas, kad aš žinau, kaip tu jautiesi, aš žinau, ko tau dabar reikia, kad tau dabar reikia nebeverkti, nebekalbėti, susijimti, arba kaip tik tau reikia dabar kalbėti. O ką aš galiu žinoti, kur tu dabar esi, kokiam tu esi etape, ko tau dabar labiausiai reikia. Pauliau, tai viltis dviem nesusikalbančiom pusėm susikalbėti yra? Vienareikšmiškai yra. Reikia drąsos iš abiejų pusių. Abiejų pusių tai tų žmonių, ir kurių pats artimiausias žmogus nusižudė. Ir aišku, kad jiem yra nepalyginamai sunkiau. Galbūt kitų žmonių patirtis, kaip ir jūsų video įrašytas, jūsų kalba įrašyta, arba tiesiog knygos internete perskaityta kitų žmonių patirtis gali savipagalbos grupės tai gali paskatinti, o tiem žmonėm, kurie yra šiek tiek toliau, tai aišku, kad tos drąsos reikia, bet svarbugi suprasti, kad tai ne man dabar yra sunkiausia. Tam žmogui yra tikrai dabar sunkiau ir aš gal galiu kažkaip tai susiimti ir išdrįsti
pabūti to nežinančio pusėje ir neišsigąsti. Jeigu kažkas kitas susigraudina, kai aš kažką tai pasakau, kai aš kalbu, tai nėra pasaulio pabaiga. Tai tik tai rodo, kad mes kalbam apie jautrius dalykus. Žmonės labai dažnai be reikalo išsigąsta ašarų, kad, tai reiškia, jeigu susigraudino, jinai ar jisai, kai aš kažko paklausiu arba pasakiau, reiškia, yra blogai, reiškia, aš kažką ne taip padariau. Nereiškia. Tai reiškia, kad kalbam apie jautrus dalykus. Būkime jautrus. Pasistengkime suprasti vieni kitus be jokių išankstinių nuostatų. Kalbėkimės ir girdėkime vieni kitus. Nebijokim. Vienos stebuklingos frazės nėra. Dalinkimės vieni su kitais savo patirtimis ir būkime vieni kitiems mokytojai ir mokiniai, galintys keistis ypatingomis dovanomis. Juk žmogiška šiluma, supratimas, atjauta ir empatija nieko nekainuoja. Ir dar, kaip Paulius sakė, nebijokime ašarų. Jos išvalo sielą ir parodo, kad gebame kalbėti apie jautrius dalykus.